Sveiki visi, su jumis Oksana Serafim ir šiandien bus rubrika, apie kurią aš kalbėjau anksčiau ir dabar atėjo laikas, kai aš jaučiu, kad jau galima jau ją filmuoti ir galiu tam skirti laiką. Tai yra likimo paslaptis, tai kalbėsime, per kurią kalbėsime, tai yra dalinsiu savo žiniomis, savo patirtimis, savo informaciją, savo pastebėjimais, taip susijusiai su mūsų likimo formavimu, su energetiniais procesais, su gyvenimiškom situacijom, tai man bus klausimai atsakymai. Ir tą rubriką aš palengva filmuosiu, taip, priklausomai nuo savo laiko, nuo jūsų klausimų. Ir jinai bus gana trumpa, nebent tik tai labai išsiplėsiu ir bus koks klausimas, kuris tam labai prates, bet tikiuosi bus įdomu ir galėsite, aišku, pasižiūrėti tas temas, tos, kurios jums patinka labiausiai. Taip, dabar klausimus. Šiandien aš galvoju pasižiūrėsiu 2 klausimus, nes aš dar laiko kodus, kaip visuomet, paliksiu po video ir pirmajame komentare, kad jums būtų lengviau pereiti prie to klausimo, kuris bus aktualesnis. Tai galvoju šiandien 2. Nes aš matau vienas iš skaitytojų, vienas iš mano tokių stebėtojų, nes aš ir per YouTube, ir per Facebooką darom ir video būrimus, ir foto būrimus. Ten iš visur mergaitės ir plus dar klientų ir klienčių klausimus, kurie yra dažniausiai, aš irgi tą įvardinsiu. Taip, tai tiesiog pasakysiu tuos klausimus, tų klientų, tų skaitytojų, žiūrovų, stebėtojų, kurie yra susikaupę daugmaž palengva ir žiūrėsim. Taip, tai pirmasis klausimas, šiandien ties dirbsime, tai ar galima dėl savo likimo burtis ir sužinoti savo ateitį, šiandien šitą pasižiūrėsim. Ir tada, matau, yra vienas iš klausimų, kuriam šiandien kažkaip tu nori suskirti laiką, tai ar verta reikia valyti namų energetiką, ypač po mirčių, ligų, problemų ir persikraustant. Tai dabar tada pradėkime nuo pirmo, kuris labai dažnai ir klientis užduoda tą klausimą, ar galima dėl savo likimo burtis sužinoti savo ateitį. Aš tai pasakyčiau nei taip, nei ne. Kodėl? Todėl, kad priklauso nuo žmonių charakterio, nes aš jau daugybę metų dirbu su klientais. Ir pati labai daug gilinuosi į šitą situaciją, į šitą sritį ir nuo mažens jau ir kortom būriu ir daug ką praėjus ir daug ką žinau. Tai yra skirtingai ir vis tiek gilinuosi ir parapsichologiją, ir psichologiją, ir iš jūsų klientės jaučiu, taip, matau pagal jūsų, pagal patirtį. Tai aš jūsų skirstyčiau tokias gal netgi, tokias kaip 2 grupės. Ir vieniems yra naudinga žinoti savo ateitį, kitiems gal nelabai naudinga būtų žinoti savo ateitį. Aišku, apie tos, kuriems niekas neįdomu, nieko nenori, nieko nereikia ir to netikė, tai mes apie tos nekalbam, taip? Bet ar galima burtis ir sužinoti savo ateitį? Iš tikrųjų, dabar pastebėjote, kad labai daug įvairių specialistų, kurie ir tarologai, ir numerologai, astrologai, chiromantai, ir įvairių, netgi pagal fenotipologiją galima atskirti, koks likimas, kas laukia, kas skirta. Specialistų yra labai daug. Informacija ateina labai plačiai įvairiais kanalais. Ir tai yra iš tikrųjų naudinga tam, kad žmogus pagaliau susijimtų ir pradėtų koreguoti savo veiksmus, savo elgesį, būtų atsakingas už savo gyvenimą, taip, nekaltintų visko Dievą ir tuo pačiu metu, kad jisai žinotų, kokie jo veiksmai kur veda. Taip yra pagal, aš, pavyzdžiui, gilinusi ir numerologiją, ir dalinai astrologiją, kadangi ten kiekvienas iš jūsų zodiako ženklų turi tam tikras energijas, aš jas jaučiu ir kadangi man įdomu, aš ir ten šiek tiek gilinuosi, taip. Tai kai kurie niuansai jau yra skirti pagal mūsų likimą. Ir jie taip įtakoja ten planetų vibracijos, įtakoja skaičių vibracijos gimimo datoje ir kalendoriniai tie skaičiai irgi įtakoja. Bet pasirinkti, kaip elgtis, ką daryti, kaip save realizuoti, jau renkamės mes patys. Dėl to ir mano puslapis likimas tavo rankose. Taip, tavo likimas tavo rankose. Nes mes atsakome. Ir plus dar naudinga žinoti savo ateitį, savo likimą, tai, kas yra skirta, kad mes nesimėtytume. Kaip tas pavyzdys apie beždžionėlę, nori būti ir graži, ir protinga, nes dar gaunasi, mes mėtomės.
ir ne visame ten, kur reikia. Plius labai daug klystam, tada vėl darome tam tikras klaidas, vėl užrišam tam tikrus karminius mazgus ir mes tada sukamės, tose vat, karminiuose vat, tose vat, ir reinkarnacijų vat, tokiuose kaip skuriuose, taip, vis atgimstame, vėl klaidų pridarom, vėl iš naujo gimstam ir taip toliau. Jau tas žaidimas, sielos žaidimas, jau biškiai kaip ir užsitęsia. Tai, vat, plius dabar tas yra etapas, kai iš tikrųjų žmonės perina į tokį aukštesnį lygį, sąmoningumo lygį ir ateina laikas jiems save išreikšti truputėlį aukščiau, nes mes buvom iš tikrųjų degradavę, nu ir dabar matosi, kad dalis žmonių degraduoja, ką padarysi, visokių yra, beje, galėsiu apie tai irgi pakalbėti, kokie žmonės, kodėl dabar ten tie mūsų 9 milijardai ir taip toliau, gal reikės tą klausimą irgi užrašyti. Jeigu įdomu, rašykite, vat, ar įdomu, kodėl vat, tokia vat, grupė, tiek žmonių dabar pastaruoju metu. Tai va, žinoti savo likimą, kad jau nebeklysti, kad jau suprasti, ką mes esam skirti, ką mums daryti yra naudinga. Bet tai labiausiai tinkama stipresniems žmonėms, kurie nebijo traitoti rankoves ir nori judėti į priekį. Plius mėgsta prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, nesupranta, ką aš padariau. Vadinasi, taip formuojasi, arba ką aš galvoju, ką aš planuoju, taip formuojasi likimas ir vat, aš ten einu. Ir norint, kad mano likimas būtų geras, aš turiu formuoti kažką gero. Ir žinodamas, koks mano likimas jau suformuotas, tai yra ateitis, taip, tai yra kaip ten kas nusimato. Aš galiu koreguoti situaciją, aš galiu kažkaip tai keisti savo veiksmus, savo elgesį, nes žinau, kad man tai netinka. Arba aš valio judu dar aktyviau į priekį dėl to, kad man tai tinka. Tiem, kurie iš viso pasimetė, tai jiems kartais reikia, žinot, kaip būna va, tas likimo žinojimas, yra kaip navigacija, kad žmogau, pala. Tu ten nori, vat kaip tai beždžionėlė, ne? Vat irgi kažkuria iš klienčių, kada čia teikiau tą pavyzdį, kad norėjo būti ir gražiai, ne jinai, turiu menį beždžionėlę, ir gražiai, ir protingai, sakau, stop, mažulė. Sakau, vat kartais beždžionėlė gali sustoti ir pagalvoti, plemba, aš ir taip žinau, kad aš esu protinga. Nu, aš noriu nueiti prie tos, kur gražios, ar bus ir protinga, ir graži. Taip? Arba, stop, aš žinau, kad aš esu graži, bet mano pasirinkimas dar papildomai ir dar pabūti protingai. Tai nereikia blaškytis. Ir kai kuriems žmonėms tas likimo žinojimas, jis yra tuo ir naudingas, kad jie tada bent jau orientuojasi, aha, vat man tas susiformavo ir tada nereikia blaškytis. Taip, ir jau žino, kokia paskirtis, kas yra skirta, kas yra naudinga, kam žmogus yra sukurtas, kokias sielo vibracijas skiria. Ir va tada, ta prasme, skleidžia, taip, ir va tada jisai drąsiau eina į priekį. Kai kuriems žmonėms žinoti savo likimą yra nelabai naudinga ir aš netgi kai kuriom, čia pagrindė būna moteris, kai kuriom savo klientėm, netgi kai va, žiūrime ateitį, ir ypač jeigu gera ateitis, ta prasme, jeigu geros situacijos, geros sąlygos, tai tuomet aš netgi specialiai biški tą informaciją prisuku, turiu omeny šiek tiek aš atminties ištrinu dalinai. Kodėl? Todėl, kad jos tada pradeda sąmoningai formuoti, tai yra mes pamatom, kas skirta. Dar tokį pavyzdį, tokį, aišku, juokingas pavyzdys ir toks, sakau, iš mano profesijos tokių, vat, gana tokių įdomių tokių momentų. Tai jas pradeda tada dirbtinai kurti. Nu, pavyzdys. Vat pasakiau klientai, kad kažkur pusmečio laikotarpį, man atrodo, mes nežiūrėjom kažkur 6-7 mėnesius į priekį, kad jinai gaus darbą. Ir mačiau, kokioje vietoje tas darbas, kaip atrodo pastatas, kur ten kokios durys, kaip ten kas ir visa kita. Jau netgi gal čia ir mano kaltė, kad per daug smulkiai jai nupasakoju. Ir jinai man po kažkiek laiko skambina, Oksana sako, aš radau tą pastatą. Įsivaizduojame, taip? Aš ten nuėjau, ten dabar dar ten kažkokie remontai vyksta, ten niekas nedirba, aš ten kažkokius statybininkus, tipo vos ne duris baladojusi, aš čia turiu dirbti, priimkit mane. Nu, žmonės, tai dar net įmonė ten neįsikūrė, o jinai jau tą sužinojusi, jo begom nulėkė, jau ten kažkur. Na, aišku, antrą kartą, jeigu ten ir buvo koks vadovas, sakys, nu man jos nereikia, tai jinai va, tiesiog savo tą ateitį, jinai forsavo, jinai va, pakeitė, bet jau į minusinę pusę. Suprantat, kai kuriems momentams reikia, kad jie ateitų ir tada mes jau renkamės, jau suprantam, kad taip, aš arba einu savo gyvenimo keliu, arba čia aš nenoriu eiti tuo savo gyvenimo keliu. Tai va tiem žmonėm tada tikrai būtų gerai, kad nežinotų savo ateities, nes kitu atveju tai tada tiesiog pridaro klaidus ir paprasčiausiai
paprasčiausiai pakliūna į tokias įdomias situacijas. Tai jeigu taip kalbėti apie šitą klausimą, ar galima dėl savo likimo burtis ir sužinoti savo ateitį. Dar beje iš kitos pusės aš visą šitą temą vis dėlto pasižiūrėsiu, ar galima burtis. Ta žodis burtis, tai dažnai būna ir man klientai klausia, sako, Oksana, paklauskite kortų, ar ten kažką ten mato. Stop, mes tarologai, ekstrasensai, tie, kurie dirbam su kortomis, mes ne kortų klausinėjom, mes per kortas prisijungiam prie bendro informacinio lauko ir iš ten ateina informacija, bet būtent labai gražiai sudėliota kortų pavidalu. Beje, tarologai, jie ten turi savo struktūrą, kaip, kur, kokias kortos ką reiškia. Taip, ten tie deriniai, ten skaito kaip knygą. Ir tuo pačiu metu, pavyzdžiui, ekstrasensai labai stiprus, parapsichologai irgi, kurie gilinasi, beje, ir psichologija jau yra ta tarologija, jinai kaip ir viena iš tų krypčių, labai daug pastebėsite, daug psichologų pereina ir tarologiją, nes tai yra labai gana gera pagalba psichologijoje. Tai jeigu kalbam apie ekstrasensus, tai mes neskaitome derinius. Aš, pavyzdžiui, kai dedu, jūs pastebėdavot, kiek kartų, kai aš darau video kūrimus, tai aš tiesiog net nutylu, aš tiesiog matau, ten matosi kaip filmas, kelios kortos ir tiesiog matau kaip filmą, visą informaciją. Ir plius dar pati prisijungiu, matau be kortų, lygiai taip pat gaunu informaciją apie jūs, galima bendrai, galima individualiai, taip, būtent ta informacija ateina ir be kortų. Tai dėl to reikia suprasti, kad ne kortos jūsų likimą formuoja, o tiesiog per kortas arba per kitus metodus, apie kuriuos prieš tai kalbėjau. Chiromantija, netgi ir ten, kas ten dar, numerologija, tai yra vienas iš tų šaltinių, kai duodama informacija iš bendro informacinio lauko arba iš tam tikros struktūros, iš tų žinių, kurios yra suformuotas. Jeigu kalbame apie astrologiją arba galima apie chiromantiją irgi ten pat priskirti, ir numerologiją. Taip. Tai tas niuansas, bet dabar ar galima vis dėlto pasitikėti tą informaciją? Svarbiausia, koks specialistas. Labai atsargis mergaitės, atsargiai. Nes visų pirma, tarologas, jeigu kalbam apie būrimą, tarologas arba ekstrasensas turi būti stiprus, turi žinoti, ką daro ir turi būti labai stipri atsakomybė viduje, nes mūsų suteikta informacija, aš kalbu apie gerus specialistus, mūsų suteikta informacija, jūs gali užprogramuoti kartais, taip į teigiamą arba į neigiamą. Jeigu tai yra kokybiškas darbas, mes pamatom, pavyzdžiui, aš asmeniškai pamatau, pasakau tuos variantus ir beje, tai iš viso ten būna, kad ne vienas variantas jūsų ateities. Ar būna išsišokojimai, vienu metu netgi mačiau situaciją ir 10 variantų, kaip išeiti galima, kaip pakoreguoti, kokie yra likimai, kaip išsišokoja. Taip. Ir yra žmonių, kurie daro nekokybiškai, kurie, paprastai kalbėkim, kabina makaronus. Tai dėl to jūs galite gauti tą informaciją. Nes, pavyzdžiui, pas mane kreipiasi žmonės, kurie sako, Oksana mums pasakė, kad aš ten numirsiu arba mano vyras mirs. Įsivaizduojate, žmogui užsifiksavo ir užsifiksuot gali. Būtent tą informaciją ir žmogus tikrai gali keisti savo gyvenimą arba gyventi nuolatinėje baimėje. Taip, beje, apie mirtį tai ne visuomet kalbama. Beje, užkabinsiu aš vis dėlto tą temą irgi apie mirtį. Ne visuomet kalbame, mes tiesiogiai nekalbam klientams, todėl kad tai yra labai didelė atsakomybė. Ir buvo tokių situacijų, kai klientė sako, Oksana man pasakė, noriu pasitikrinti. Aš pasižiūriu, sakau, ten nieko tokio nėra. Transformacija, taip, situacijos kažkokios, taip, atsilaikyti kažkur, tai reikia sunkiose situacijos, taip, bet mirties nematau, sakau. Ir pasižiūrėjau, aš po to dar peržiūrėjau, beje, tuos tarologus, nes aš lengvai prisijungiu prie bet kokio žmogo. Manegi vardu tik užtenka, aš iš karto tik ir prisijungiu prie žmogaus, aš jį nuskanuoju. Ir aš matau, kad ten paprasčiausiai kabina makaronus, ten paprasčiausiai šnekėjo, bandė iš savęs kažką pavaizduoti, arba žmogus dar silpnas, o jisai jau teikia tokią informaciją. Ir teikia melą, tiesiog meluoja paprasčiausiai, o žmogus panikoja. Tai čia reikėtų labai atidžiai. Taip, kad ar verta burtis, ar galima? Iš dalies sakyčiau taip, bet jeigu tuomet, kai jūs suprantate, kad dėl ko jūs ten einate, ne šiaip sau, yra tokių, kurie nori pasmalsauti ir ten tiesiog sužinojo ir taip.
bet ir pas ką jūs einate, kad jums būtų suteikta kokybiška informacija. Nes dabar yra madinga būti dvasingu, taip, prisitė tarologiją, numerologiją, bet svarbiausia pas specialistus. Aš jau tai, kad čia bus mada, aš jau mačiau prieš keletą metų ir aš galvoju, sakau, nu, tuoj bus tas bumas, akurat, va dabar va tas bumas ir matote, iš visų pakampių visi rėkauna, ten metus pasimokė ir jau viso, jau gūrų, jau ten dvasiniai, ten kažkokie tai ten gūrų mokyti ir taip toliau, kai jie patys dar net nesusigaudo apie ką kalba. Dėl to reikia labai atidžiai. Tai va, bet labai atsirinkite. O šiaip tai yra naudinga. Aš ir pati savo būriuosi, aš labai daug dalykų matau ir labai geras įrankis, kai gali pasikoreguoti, pasižiūrėti, kur kelia situacija. Aš netgi paprastas dalykas, kai važiuoju iš parduotuvės, aš kartais irgi taip, aišku, nesu kortom, bet turiu menį, intuicija savo vadovaujuosi, pasižiūriu, kuriuo keliu man būtų patogiau. Ir aš renkuosi tą, kuris aš matau, kad man yra švaresnis, geresnis, nes jisai tada per tą kelią aš namo grįžtu lengviau, greičiau ir be jokių kamščių. Netgi ir tai yra naudinga netgi kasdienybėje, jeigu taip žinoti savo likimą, tą variantą, arba taip eisim, arba taip eisim. Tai va, tą turėjau pasakyti. Kažkaip labai plačiai pasakiau, kaip sakau, žinių daug, informacijos daug, negaila. Dabar ar dėl mirties sužinot, ar galima ar ne, kai kuriais atvejais, kaip sakau, neverta žmonėms žinoti, kada išeis iš šio gyvenimo. Aš tai stengiuosi nutilėti, jeigu matau, kad tai naudos neatneš ir negalima to momento jau pakoreguoti. Arba jau konkrečiai klausia, pavyzdžiui, ten toks ar toks žmogus, o ten situacija, ką daryti. Tai va tą žiūriu. Buvo atvejų daug. Tokių atvejų, kai aš mačiau, kad žmogus gali pakliūti į tokią situaciją, kai anksčiau laiko gali išeiti. Tai va tikrai, ir netgi tie mano klientai, aš dabar iki šiol jos prisimenu, kai jie po to dalinasi tą informaciją, kai išvengė ir avarijų, ir kai kitiems žmonėms gyvenimą išgelbėjo, kai sakiau, kad netgi vienai mano klientai iš užsienio, sakiau, toks pavyzdys, kad sakau, matysite, tiesiog sėdėsite, matysite, kad kolega taip praeina pro jūs, jisai taip tik tai kaklą pasitaiso, jūs paklausite jo, kaip jam sekasi, jisai pasakys gerai, ir sakau, ir nesvarbu, ką jūs išgirsti, ką jis pasakys, automatiškai imam telefono numerį, kviečiam greitąją, taip. Ir sakau, būtinai, nesvarbu, tiesiog jūs pamatote tą situaciją, nes aš užfiksuoju žmonėm atmintyje tą momentą, taip, sakau, iš karto darom tą ir tą automatiškai. Jinai man po kiek laiko skambina, sako, Oksana, nepatikėsit, čia standartas, taip, Oksana, nepatikėsit. Pamačiau tą situaciją, sako, automatiškai paskambinau į greitąją ir kol kviečiau greitąją, jisai susmuko, pradėjo ten jam teikti pirmąją pagalbą, greitai atvažiavo medikai, sakė, laiku suspėjo, nes širdies priepuolis tai buvo. Ir sakė, spėjo dar žmogų išgelbėti. Tai tuomet, kai būna kažkokie niuansai, aš juos pamatau ir kai kurie klientai žino, sakau, perduokit tam ir tam, kad ten nevažiuotų, perduokit taip ir taip, kad ten nedarom. Arba būna, sakau, stop, ten ir ten neinam, ten ir ten nevažiuojam. Tai tada taip, galima žinoti apie tuos išėjimo taškus, taip likimo, taip sakau, mirties, taip išėjimo taškus. Bet kai kuriais atvejais nenori, būna, kad ir nepakeisi. Buvo ir tokių situacijų, kai pavyzdžiui gydėm nuo vienos ligos, ta liga mažėja, bet klientui, kadangi jis ir pats viduje jau buvo, ten ne klientai, ten giminaičiai klientai, buvo nusiteikę jau kaip ir, kad jau nebenoriu, kaip sakoma, gydyk, ta prasme, jie buvo sutikę, kad gydyti, kad viskas tvarkoja, bet pasąmonėje jautė, kad nebenorim. Arba ten kai kuriais atvejais buvo, kad ir skirta buvo, tai gydėm nuo vienos ligos, o jie tada panašiai tokių laikų tiesiog kitokių momentų išėjo. Dėl kito varianto. Tai tokie niuansai. Tai jeigu taip kalbėti apie šitą temą, tai dėl ateities žinoti yra labai naudinga, ypač šiais laikais, kai labai daug yra visokių abejonių ir nežinojimo, kam aš esu skirtas, ką aš darau, kas aš esu toks. Kam aš esu toks atėjęs į šitą gyvenimą, taip, kur man būtų geriau, bet svarbiausia, kad būtų kokybiška informacija, kokybiškas specialistas, geras specialistas, kuris tikrai nusimanytų apie tai, ką daro ir, aišku, geriau tada irgi patys stebėkite savo likimą ir turėkite omeny, kad galima koreguoti. Taip yra tam tikri taškai, kuriuos nori, nenori, tu turėsi praeiti. Čia yra tokie likimo taškai, sako, nepakeisim mes tos situacijos, jūs turėsite ją praeiti, jinai yra užfiksuota. Bet tą situaciją praeiti galima jau tada žinant ją
taip, ir tada jau drąsiau, tvirčiau, labiau pasitikint savimi ir jau be panikos. Ir tada, aha, žinau, man tai yra likimas skirta, aš tą situaciją praeinu ir kai praeinam, po to vėl tada galimybės. Tai tas dalykas ir, liktai apie šitą klausimą daugiau kažko papildomai pasakyti šiuo metu kaip ir daugiau ir nebeturiu. Tai jeigu bus kokie klausimai, po video rašykit, nes sakau, tokias temas karts nuo karto kelius. Taip, gerai, tai čia šitas klausimas. Toliau, sekantis buvo, ar verta valyti namų energetiką? Dabar turėkite omeny, kad žmogus, mes vis tiek skleidžiame savo vibracijas. Taip? Ir jeigu čia kalba buvo apie pamirčių, lygų, problemų, persikraustimų, tai yra, kai naujus namus ateinam, bet kuriuo atveju aš siūlau namų energetiką valyti, nesvarbu, ar jūs juose gyvenate nuo pat namučių pastatymo ir daug metų, neužmirškime, ten būna susikaupę ir pykčiai, ir barniai, ir neviltis, ir lygos, lygų informacija. Kartais būna, žinokite, kai patalpas valau, man nebūtina tiesiogiai įeiti į patalpas, aš netgi matau, kai man planą atsiunčia, netgi elektroniniu paštu atsiunčia planą, suderinam kaip kas. Ir kai energetiškai einu į patalpas, netgi būna matosi, kad virš lubų toksai, kaip sluoksnis tokių, kaip, ten ant tiek tokių sankopų, netgi būna tokie, kaip atrodo, kaip net smala jau varva, taip, energetiškai. Norit tikėkit, norit ne, visokių dalykų esu prisižiūrėjusi per savo darbą ir per savo gyvenimą. Ir ten tas skausmas, net ir jaučiasi, kokiame kambaryje, kur skausmas, kur kokios problemos, kur kas. Šitą dalyką būtų gerai valyti, ypač jeigu po sunkių lygų, ten vos žmogus išsigydė, tai netgi siūlyčiau būtinai pravalyti energetiką. Ir būtų dar gerai, aišku, lovą persodyti kažkur kitur, tai geriau palankesnė vieta, nes ten tiesiog, kad vėl tos lygos nepradėtų pult. Toliau, kaip valyti, šiandien gal kokį vieną kitą metodą pasakysiu, labai paprastą, gal kokį metodą, nes kažkada Facebook'e rašiau, jau gal ten senokai rašyta buvo, gal pasimetė ten juostoje, tai šiandien pasakysiu. Ir šitągi, ir po šito reikia valyti. Toliau. Po mirčių reikia valyti, kadangi buvusio žmogaus, bet čia turėtų specialistas daryti. Mielosios, paprasta kažką tokio nuo tokio pervargimo, karts nuo karto tokia higieninė tokia tvarka, aš pasakysiu, kaip galima, bet geriausia, kai būna specialistas valo. Tai po mirčių neužmirškime, turi būti žmogaus energetika irgi gražiai surinkta, to, kuris išėjo ir išsiusta. Tam tikrus kanalus. Ir tam, kad jo nei astralinė informacija neliktų, nei mentalinė, taip irsta, ir astralinis kūnas irsta kažkur 7 dieną, 7-9 dienomis, ten po to, kai žmogus miršta, ten mentalinis laukas jisai skleidžiasi 30 dienos būna mėno, būna 40 dienų, dėl to tais laikais dar mišias užperkamas, taip, tomis daugmaž dienomis, žiūrint kokią religiją. Tai pilnumoje jau daugmaž iš kapo energetika išsivalo kažkur po metų, taip, bet namuose irgi informacija tai lieka, suprantate apie ką kalba. Ir ten, kadangi jau eina, dėl ko žmogus išeina, būna dėl mirties, dėl kažkokių kitų dalykų, tai geriausia yra valyti. Įsikraustant į naujus namus, turiu iš karto prasivalyti. Ir todėl, kad kitų žmonių energetika, sąlygos, situacijos neįtakotų. Aš, pavyzdžiui, savo šitą ofiso studiją įvažiavau, vos tik tai, daugmaž baldų sustatymus, aš iš karto padariau valymą. Iš karto, nes, kol sakau, čia judėjo energija, bet vos tik daugmaž šitą jau susidėliojo, kai mes jau čia daugmaž apsitvarkėm, tai tada iš karto tik prasivaliau. Ir iš karto visai kitas pojūtis, iš karto. Ir tam, kad kitų žmonių energetika, mintis, įpročiai neįtakotų. Buvo situacija, grinai iš mano praktikos, kai mano viena klientė skundėsi, kad jos vaikas serga. Ir kažkaip kalba pradėjo eiti apie namus. Meluoja, ne to. Viena klientė norėjo, nes dabar tiek daug situacijų, tiek daug įvykių, tiek jau daugybė tūkstančių žmonių dirbau, praėjau, ta prasme per mane praėjo. Tai dėl to sakau susimaišiau. Buvo situacija, norėjo, kad peržiūrėčiau namų energetiką ir tiesiog, nes ten kažkas tai buvo nekomfortiška.
Ir kai aš pasižiūrėjau vienoje vietoje, sakau, stop. Sakau, va čia, sakau, retkarčiais vaiko jūsų lova nestovi, sako, stovi. Sakau, o prieš tai, sakau, buvo vaikas, ten šeimininkų, buvusių šeimininkų vaikas tenai ir nuolat sirgo kosoliu, va tas chroninis kažkoks kosulys, nuolatinis tas peršalimas ir taip toliau. Ir kai jie atsikraustė, iš įpračio vaiko lovytė buvo pastatyta, vis tiek patogiausia buvo kambaryje, į va tą zoną, sakau, jūsų vaikas pradėjo kosyti, sako, Oksana pradėjo kosyti. Suprantat? Netgi, sakau, valom. Va tiesiog, sakau, valom energetiką būtinai. Buvo situacijų, kai vyrukas, jaunas smulkutis, kudutis vyrukas įsikraustė į namus, ten, kur gyveno chronišką tokį nutukimą turėjanti šeima, neatsimenu, ar iš 3 ar 4 asmenų, žodžiu, tėtis, mama ir vaikas, ar ten dar vaikas buvo, aš jau neprisiminsiu, bet po metų jo paties kūnas pradėjo storėti. Vat įsivaizduojame, ne, bet mes vis tiek įtakojame. Netgi ir mašinas verta valyti. Aš klientams, kai renkam mašinas, irgi renku, pažiūrė, kas verta, neverta pirkti, ten, kas ten toje mašinoje, ar suges ar nesuges. Bet sakau, iš karto, kai nusipirksit, valom. Valom, kad dar suderinčiau su žmogaus energetika. Tai va tie valymai yra labai naudingi. Tai va tiesiog netgi patarčiau. Taip, dabar apie energetiką, tu dar patį klausai mirčių, lygų, problemų, va šitą va persikraustant. Po savęs labai naudinga yra prasivalyti. Aš atsimenu, va, kai mes būtą pardavinėjom su vyru, kai jau kraustėmės į namą, tai visą laiką pravaliau ir dar netgi buvusi šeimininkų, jie žinojo, nebuvusių būsimų šeimininkų, paklausiu, sakau, apsaugos jums palikti ar ne, sakau, nes pastačiusi apsaugas namams, buvau, būtai. Sako, palikit, sako, gerai, paliek. Nes aš dar apsaugas statau, kad vis tiek, kad svetima energija neįtakotų, ten būna ir ilgesniam laikotarpiu, yra galimybės, kodėlgi ir taip. Tai va irgi naudinga, kad po savęs irgi po to kitas žmogus atėjęs, jau su jūsų problemomis nesusidurtų, su jūsų sveikatos problemomis nesusidurtų. Ir geriausia, aišku, kai jūsų energija grįžta jums ir namai namučiai tada lieka, turime gerą energiją. Taip, ir namai namučiai lieka jau paruošti, ne tik, kad dulkės išvalytos, bet ir energetika. Taip, dabar, dar kažkokia buvo informacija, kažką norėjau pasidalinti, bet jau ir ištirpo iš atminties. Tvarkoj. Gerai, dabar vat metodai, ką galima padaryti, kaip galima būtų prasivalyti. Labai paprastus metodus. Tiesa, va dar vienas mano pačios asmeninis momentas, kai buvau netgi 2 variantus, 2 situacijas aš asmeninio gyvenimo pasakysiu, kada verta irgi valytis. Pirmas iš variantų buvo, kai mes kažkada name su vyru nevalėme, tvarkėme palėpę ir ten sienos stumdėme ir atidariau, gal stumdydami tas sienas vadinamas. Atidarėme tam tikrus kanalus ir, pavyzdžiui, ryte atsibudus, jau netgi vienu momentu girdžiu tik tai viršuje, kažkas vaikšto sunkiais tokiais batais, o ne, vyras sunkiais batais. Su vyru taip susižvalgom, palauk. Elektrikas jau atėjo, iš kur jis raktus turėjo ir ką. Sako, vyras eina pasižiūrėti, kas vaikšto viršuje, nes pas mus turėjo ten būti remontai, tvarka. Ryšta, sako, Oksana, ten nieko nėra. Sako, supratau, valom. Nes būna tam tikrus kanalus atidarom, taip, netyčia. Tai irgi būna, tada iš paralelinio pasaulio kažkas ateina. Irgi tą temą nekabinau, bet taip yra ir tokių būtybių. Tada labai ilgai pasakočiau čia visus tuos momentus apie būtybės iš kitų astralinių sluoksnių, tai kurie irgi pas mus ateina. Tai ten irgi reikia valyti profilaktiškai, tai gali padaryti tik specialistas. Ir dar vienas niuansas, kada irgi naudinga, čia irgi su astralu buvo susiję, naudinga, dabar, kur gyvename namučiuose, taip, tai buvo situacija, aš taip pasižiūrėjau, sužinojau, kad prieš Kalėdas vaikščiojo kunigas palei mūsų rajoną ir visus namučius valė, bet kadangi kunigas, jisai kaip išvalo, jisai neišsiunčia visas būtybės, kurios yra galbūt atėjusios netyčia ar tyčia, ar gyvenusios tame name. Turėjome astralinės būtybės. Tai tiesiog kunigas jis tiesiog išvaro, su šventąja energija jis išvaro iš namučių tam būtybę, kur jie eiti. Taip? Ir vienu metu aš tiesiog pajutau, kad kažkas namie dar yra, pas mus namie, nes mes kunigo nekvietėme, aš pati puikiausiai pravalau. Ir aš taip žiūriu, sakau, aha, atėjo draugas.
draugas, kuris iš kaimynų išvarytas, pas kaimynus buvo, bet draugas tas, kuris nedaugam patiktų, net ne naminukai, o vat, būtent papildoma būtybė, taip, iš astralinio pasaulio. Ir ką jam, kur jam gyventi kažkur tai reikia, nu tai vat gerai, kad pas mus atėjo, tai aš tiesiog jį pravaliau, tiesiog išsiunčiau ten, kur jam ir skirta, tiesiog kanalus atidariau, pražinau, išsiunčiau, viską uždariau. Nes vat ir tokiais atvejais, kaip pas kaimynus, pavyzdžiui, pas jūs kažkas tai valosi, ten buvo kažkokių problemų, ten astralinių būtybių, tai jie tiesiog gali prie jūsų prieiti. Tai va, dar kartą kartoju, prasivalyti naudinga. Dabar taip, metodai, vieni iš metodų. Jeigu nuo pykčių barnių, dabar nekalbu apie astralinius visokios gyventojus paralelinių pasaulio, tiesiog paprastai, pykčiai barniai, visą tai, kas lygos ir taip toliau, paprasti metodai. Vienas iš variantų yra gėlės, aš manau, gal tą temą kažkada apie gėlės dar labiau kelsiu, nes gėlės irgi turi savo paskirtį, bet dažniau gėlės tiesiog statykite puokštės, gyvų gėlių, ne vazoninių, o gyvų gėlių puokštės. Jos transformuoja negatyvą į pozityvą. Taip, jeigu pas jūs energetika bus tokia sunkesnė, tai gėlės greičiau vys. Jeigu pas jūs energetika yra jau daug maž švaresnė, matysite, kad gėlės ilgai stovi. Skintos gėlės, turime skintos, nesvarbu, pirktinės, nepirktinės, esmė ta pati, ar ten iš pievų surinktos, ar iš savo sodo, esmė ta pati. Toliau, dar vienas iš variantų yra labai gerų, kai galima į purškiklį, būna ten, žinot, mergaitės nuo losjonų plaukams, ten visokių tokių purškiklių, taip, arba taip, kai būnate ūkinio prekiuose galima purškiklį, druskos, taip, galima druskos, geriausia kokios jūros druskos, natūralesnės, tos ne akmens, bet jūros druska labai gerai pravalo. Himalajų druska, kai aš su jie dirbu, aš tiesiog irgi druskos ruošiu, energetiškai pakraunu, kam reikia mano, mergaitės visą laiką gauna dovanų moteriškose ratuose, kai reikia apsivalyti tas druskos, taip, tai kas norėsite, kreipkitės. Tai bet Himalajų druską galima jūros druską panaudoti, jūros druska labai fainai sugeria negatyvą ir tiesiog tą druską galima į purškiklį su šiltu vandeniu, ten galima dar šiek tiek eterinių aliejų įpurkšti, taip ir apipurkšti aplinką. Bet atsargiau, kadangi druska labai ant baldų taip nepurškiam, ant metalinių paviršių nepurškiam, kad nebūtų to rūdyjimo, nes druska vis tiek jinai palieka ir baltas dėmes ir šitasgi, kad nerūdytų jūsų metaliniai daiktai. Proporcijos, aš manyčiau, ant tokio purškiklio gero šaukšto užtektų, gero tiesiog valgomojo šaukšto užtektų tos druskos arba druskos mišinio. Jeigu energetiškai pakrauta druska, jos gali būti ir mažiau, nes jinai yra daug stipresnė. Taip, energetiškai pakrauta, tai yra specialistų pakrauta druska. Taip. Tai galime po to, beje, kas norite, galite ten dar į vidų ir švento vandens šiek tiek įlašinti. Užtenka švento vandens lašiuko ant viso to tokio buteliuko, taip kad tikrai jums to pakaks ir tiesiog apipurkšti tuos namučius. Galite praeiti palei laikrodžio rodiklę, galite praeiti prieš laikrodžio rodiklę, taip, nesvarbu, šiuo atveju nesvarbu. Tiesiog atgaivinsite kažkiek tai tą energiją, tokią mišiniuką galite padaryti druską, šiek tiek paprasto šilto vandens, kad jeigu dar pilsite ten eterinių aliejų, kad tie eteriniai aliejai šiek tiek pasiskirstytų, taip, ir galite šiek tiek, ten kelius lašiukus švento vandens, nes jisai pašventins visą tą buteliuką. Ir tiesiog praeiti. Jums ir kvapas bus gaivus ir jausite gaiviai. Geriausia, kad po to dar kažkiek tai ir langus pravedintumėt, ten bus ta neutralizacija. Lygiai taip pat druską galima berti, irgi naudinga, į kibirą su vandeniu, kai plaunate grindis. Bet jeigu kad sugertų visą tai geriausia tada vieną kartą. Irgi į tą patį kibirą galima berti taip pat ir druską, taip pat šiek tiek švento vandens, jeigu norite, taip. Ir tada šituo mišiniu praplauti grindis, norite palei laikrodžio rodiklę, norite prieš laikrodžio rodiklę, norite nuo durų link namų, link centro, norite čia, kol kas nesvarbu. Ir aišku, po to jau praplovus su šita druskite, tada geriau jau būtų dar kartą vėl švarus vanduo, šiek tiek galima eterinį aliejų, tik vasarą nerekomenduoju saldžiai kvepiančių aliejų, nes pas mane pas pačią buvo tokia situacija, kai aš tikrai šiek tiek apelsino aliejaus įlašino, tai
Visos skruzdės atėjo pas mūsų svečius. Žiūriu, palei terasą, skruzdžių krūva, užuodė tą eterinę aliejų. Tai va, vasarą gal nelabai, bet žiemą galima. Ir vat keletą lašikų, taip, galite irgi šventą vandenuką ir tada pakartotinai dar praplauti namučius. Galima su žvake, bet tas vat metodas jisai būtų, gal reikės man tada ilgai įpasakoti, aš jau nenoriu gal užtempti, šiek tiek laiko per ilgai jau ir taip informacija eina. Tai vat jeigu jaučiate, kad norisi metodą su žvake, galite pasižiūrėti Facebook'e, ten į pačią pradžią, ten truputėlį reikės nusileisti, pamatysite, arba tada rašykite komentaruose, tada dar su žvake pasakysiu, kaip galima būtų prasivalyti, jeigu tai įdomu. Tai vat prasivalyti namučius yra naudinga, ypač labai gerai yra aplamai namučius pravalyti, nebūtinai energetiškai, bet ir kas nuo karto pašalinti senas energijas, tai yra senus daiktus, nereikalingus daiktus, popieriukus. Aš tai mėgstu daryti, nes aš iškart jaučiu, kad gaiviau, nes kažkaip daiktai vis tiek turi tokią ypatybę, atrodo, tu apsivalai, bet po to kažkiek laiko vis tiek jie susikaupia. Taip. Ir kas nuo karto prasivalyti yra labai gerai, ypač prieš tokias didesnės šventes arba prieš tuos etapus, kai eina transformacija. Pavyzdžiui, prieš Kalėdas, prieš naujus metus, prieš Velykas, tada buvo pas mus sausio 20, graži ta mūsų diena, 21 su perėjimai 22, kai buvo irgi energijų pokyčiai. Beje, dar patarčiau, kadangi, prieš visus kinų naujosius metus irgi galima prasivalyti, nes ten irgi žemės rautai keičiasi. Irgi naudinga, mes gyvename žemėje, tiesiog tos pravalymus padaryti. Ir dar siūlyčiau, kas norėsite, kadangi naujas etapas prasidės nuo vasario 23, vasario 24, 25 metų, kalbu apie 25 metus, tai mes kaip perėsim į truputėlį kitą lygmenį. Čia yra mano asmeninė informacija, kurią aš gavau, čia nelingo būdu, labai rimta informacija, kai formuojami likimai žmonių, kodėl tokios yra situacijos, o tai jeigu įdomu, rašykit komentaruose, pasidalinsiu. Tomis žiniomis jų yra daug, bet turiu minį daug kas pasakoja dabar apie tos visus pokyčius, bet jeigu norėsite koncentruotos informacijos, tai tada tiesiog rašykit, tikrai galėsiu tą informaciją suteikti. Tai dar kokią 22, 20, nuo 20 iki 23, 24 būtų gerai, kad irgi namučius prasivalėkime. Sakoma, senai išeina, nauja ateina. Tai tie metodai, tie momentai, kada galima prasivalyti, kada naudinga būtų prasivalyti, aš išvardinau, porą metodų pasakiau, kaip tai padaryti. Jeigu norite tokius ilgesnius ritualus, galiu pasakyti, tai pasidalinti, rašykite apačioje po video, kad tikrai įdomu, tai tada aš galėsiu dar ir tą temą užkabinti. Tai planavau trumpam, po keletą minučių, bet gavosi, pasižiūrėkite vėl. Pas mus kaip minimum 40 minučių mūsų bendro bendravimo. Tai šiandienai tada tiek, jeigu jums toks formatas su tokia informacija yra patinkantis ir tinkantis, rašykit, nes klausimų matau yra daug, palengva mes juos visus aptarinėsim, apžiūrinėsime. Taip. Ir rašykit, ar įdomiau yra, kai vieną klausimą aptariam vieno pokalbio metu, ar jeigu kokie trumpesni, galime ir kokių porą paimti. Taip, ir vienas, ir kitas, kad jums būtų pratęsimas, kad būtų aiškiau. Tai tokie reikalai, aišku, rašykite ir klausimus, jeigu kas sudomina, tai aš viską fiksuosiu ir stengsiuos palengva viską praeiti. Na kągi, šiandien tiek, susitiksime kitą kartą video būrimo metu arba tokių temų apžvalgų metu, kaip sakau, likimo paslaptis, gilinsimės ir į jas. Ir kągi, šiandien tiek, su jumis buvo Oksana Serafim, parapsichologė, ekstrasensė. Oi, kartais klausia manęs, ką jūs darot, daug ką darau, bet pagrindė aš save vadinu parapsichologė, ekstrasensė, moteris su intuicija. Ir tikrai bendrausim, žiūrėsim į ateitį ir stengsimės, kaip minėjau, kurti gražesnę savo ateitį ir tikiuosi padėsiu jums eiti tokiu tinkamesniu keliu ir jūsų gyvenimą formuoti daug laimingesnį, lengvesnį ir komfortiškesnį. Šiandien tiek ir viso. Ate. Su jumis buvo Oksana Serafim.